Viršum jo buvo užrašas: šitas yra žydų karalius. Kaip lengva žmogui neteisingai suprasti Dievo veikimo. Žmonės rašė arba skaitė užrašą ant kryžiaus, įmanomai manė, kad pasmerkė Jėzų ir šaiposi iš jo. Tačiau Dievo akise tas pats užrašas tapo švelniu, bet aiškiu liudijimu, kas jis iš tikrųjų yra. Jis yra karalius ir mesijas. Kartais ir mes, kaip ir tie kareiviai arba vadovai, žiūrime į Jėzų per savo baimės, lūkesčius arba netgi politinius įsivaizdavimus. Norėtume, kad jisai veiktų pagal mūsų valią ir mūsų troškimus. Bet jo karalystė yra kitokia. Ne jėgos ar valdžios, bet meilės, tiesos ir gailestingumo karalystė. Jėzus ant kryžiaus išlieka karaliumi, net jei pasaulis to nepripažįsta. Todėl užrašas virš kryžiaus kviečia ir mus leistis iš naujo atrasti tikrąją Jėzaus karalystę, tikrąjį Jėzaus karališkumą, kuris reiškiasi ne per valdžią, o per tarnystę ir per atiduotą gyvenimą už kitus. Palaimintos jums dienos ir gero apmąstymo.